Nu tai kon jūs, urvinė, sveiki gyvi. 31 kelionės diena, esam Kapadokijo ir išvies esam nuvažiavę 4270 km. Tai šiandienas tikslas buvo atsikelti anksti ryte ir nuvaryti pažiūrėti oro balionų, kuom ir garsėja Kapadokija. Bet dėja, kaip ir galvojau, dėl prasto oro balioną neskrėda. Ir vakar neskrėda, ir šiandien neskrėda, ir ne faktas, kad skris rytoj. Tai turbūt užteks pasižiūrėti man į ton piešinok, pamatyti, kaip atrodo viskas. O tikrųjų oro balionų taip ir nepamatysim. Tai šiandien ryte atsikėliau, nuvariau pavalgyti pusryčių. Kaip man patinka, kad iš tikrųjų daug maisto prideda. Tu nuvara, jau stals būn pilns pridėts ir dar paskui omletą pasiūl. Tai aš aišku viskon. Beveik viskon ir suvalgiau. O šiandien dar valandėlį turiu laiką, čia biški pasidarboju prie kompo. Paskui varom į miestą dar pažiūrėti iki galo, kaip čia viskas atrodo ir judėsim tiesiog toliau link savo išsvajotą Iraną. Tai jau bus kaip ir laiks važiuoti. Nu tai dabar visų pirma varom dar pasivažinėti čia po miestą. Nežinau, vis dėlto kaip ir norėčiau biški pabūti. Gal ir to bus geras oras, taip norėčiau tus oro balionus pažiūrėti. Svarbu dabar tu man užsivesk. Parodyk, ką moki ir galėsim lėkti toliau. Ne? Super. Nu kon, pažiūram, kaip čia seksis mums išvažiuoti iš to kaimo. Labą kalnautą, nes aš vakar čia kaip įvažiavau, buvau apakis visišką. Kaip čia įmanom išves yra važinėtis. O, čia išploviu visko. Vakar čia buvo žvyrą nemažą pripėlt. Dabar tas viesas žvyrs čia ant pėlt, kaip matau. Žmonių nėra visišką. Šiaip šiandien pirmadienis pas man. Dirb žmonės gal. Kažkur. Šunys gal vidury gatvės. Dar viens šuo vidury gatvės. Visišką neįdomenim. Eina sau, čia kaip išplautas gatvės. Aš čia vakar važiavau, čia buvo normali gatvė, atrodo. Čia per naktį stipriai lėjai. Jam čia su žemesnį mašiną ir neišvažiuotam. Pradėjai cypti amortiką iš po lietaus. Reiks biškį patepti. Kaip ten teisė atrodo miestas. Kokį olą vidurį visišką miestą. Kaip per filmą kokį. Eina savo būtina varom tiem pažiūrėti. Kaip atrodo. Nu šiaip iš toliai važiuojant atrodė daug įdomiau.
Atrodo toks, toks visai kitaip atrodo. Kaip atvažiuoju prie pats, atrodo tiesiog paprastas uolas. Bet nuo kalno, aišku, geras vaizdėlis atsiver. Visai smagiai pažiūrėti. Ai, bet čia pasirodo gilė nebūdavau. Čia maks dar vienas kambariuks įvėdo ir viskas. Aš kažkaip galvojau, kada nei to ar daug ten išsirausian. Ei, nors gal ir daug. Aš vis dėlto radau vieną jiem. Eina sau. Čia tiek buvo gilė. Aš sakau, maks vienas kambariuks, čia tunelė visiškai. Eik, tu sau. Ai, bet čia visur kitur uždaryt. Man šiaip keista, kaip kažin leid vaikščiot po tokius. Nes čia jau ir atramus padėt, kad neįgriūtų. Ten ir toliau, bet nebeleid niko reid daugiau. Ai ne, gali dar čia leistais. O kodėl aš čia vienas pats, kodėl nedaugiau žmonių? Jo paparė. Čia tipo tokiai buvau miestą seniau. Eina sau. Kaip keita. Čia išėjiems kur? Kaip čia per tokį aš netilps? Jis juokaujat gal? Tuoj pločiaus. Aš net nelabai telpa iš tikrųjų. Išėjiems, sak. Kiek čia jaučiu per tom išėjim į barzdų. Barzdų nubrozdint, kiek čia ir tam išėjim. Nu gerai, gal ir fainai šiaip, gal ir nebestum, gal visai įdomu vieta. Nu kon, man atrodo būtų laiks ir Kapadonikas safariau. Tu jau įlysam į Kapadonikas safari, čia matau su keturačiais vis važinėjas. Aš galvoju su trauklapį įlys. Padarniu dviškį. Turbūt čia gali, nieks nesakys, kad aš su trauklapį dedu. Safari! Kaip čia fainė! Oi, tik biški šaraižyt ir per daug. Dedu gal aš anim iš paskos, ane jauč geriau žien kur važiuoti. Čia šitą visą atvarą. Pakimarinti. Jam čia fainė visai, ne čia važinėjas, gali pasakyti. Bet aš irgi noriu sonas kart. Nu savo, kur aš čia papauliau. Net baisu pasidarė. Kažkaip neįdomi, nei čia važinėjęs, galvoju, kokių trasų parodys. Reik varyt pačiam ieškoti.
Aš čia kažką iš galo, veina gal, įkėta gal. Ir jau vapšė vakars atėjo, visiškai naktis. Jo, papa, aš dar net nesugalvojau, kur mėgos ir net neišvažiavau iš miestą. Nu, šiandien man buvo poilsis, galim sakyti. Šiandien poilsiaus dėjom. Naktis. Žodžiu, taip visgi šiandien gavos, kad niekur nebeišvažiavau. Slumpinėjau po miestą. Pirmyn atgal, žiūrėjau, kas čia gera. Tas laiks bėga. Pasižiūrėjau orus. Rytoj bus labai geras oras. Turėčiau išvysti oro balionus. Galvoju, nebegrįžu aš jau čia jaučiu nikados gyvenime. Pasilėksiu dar vieną naktį. Tai iš tikrųjų, važinėjau čia paskiau vis vakar popėjus. Bet tokį vietą radau palapinę. Vau, ten tas vėjas miestėlis. O šiandien vakarienė taip lengva pasiėmiau. Preicik, tada untą dešrų valgiau, taip patiek. Galvoju, reikia pasiimti, da. Tiesiog kažkoks rūkytus dešras, bet taip skanės valgiau. O, mano mėlynis pabėra. Ojojojoj. Žodžiu, pasiėmiau mėlynių, kad matot. Aišku, vandens dešrom keps, virti. Ir nebau bulk normalių. Turi perk bulksantus dėdelis, beveik aš nesuvalgau, tai pasiėmiau kažkoks beigelis. Mėlynių. Sausainė, mozaika. Laiks vakarinė malda. Ir skanaus valgantiems. Beigelių, man nebekabin. Turkijos skanis dešras. Sveikučiai. Aš iš tikrųjų užmiršau nusistatyti žadintuvą, bet išgirdau oro balionų garsą, kaip visi pildos orą. Nežinau, kiek matos per kamerą, bet ten blyčio da viso blik. Visur pildos oro balionus. Čia realiai pačiam miestį. Ten unto tolumo irgi kilom pabiškio. Tai šiandien 32 kelionės diena. Ta pati Kapadokija. Taip pat 4300 su centas. Atsikėliau šiaip nerealio veito, bet dabar yra 5 valandą ryto. Gera, po 5 valandas 30 jau beveik. Jau, vis daugiau pakilm balioniukų. Ir šiaip anie link Monis, man atrodo, pradės skrėsti, nes lyg tai artėja link Monis panašiai. Šiaip internet rašo, kad čia kiekvieną rytą apie 150 oro balionų pakilm. Vau, jau, kokį 30 pakėl jau čia. O čia į Kapadoniko, jeigu nori praskrėsti su oro balionu, tai kainas prasideda, pats pigiausias šiaip 200.
Nuo 2 iki 4 pem netgi gali būti eurų žmogui. Dabar visai fainiau, dabar jau labiau prašviet, tai kažkaip įdomiau jau matos viskas. Šitą mano palapkį, mano trauklapenzas ir baliūnai. Čia būn viens kitas žmogus paraja, nu aišku, visi aišku pačiu geriausiu vietų. Ten yra palei kampas visur tų žmonių. Nu, bet mon veitėlė, aš manau, vis tiek ir kažkaip kaip ir geriausi, manau. Aš manau, kad mon veitai ir geresnė už tus 200 eurų. Čia šitą viens leidosi į apačią, į slėnį. Bet kiek daug žmonių vidų. Ten kokių 15 žmonių. Nu, bet čia turi būti drąsus tie plėkti. Grina palei pačią apačią. Vau, kiek jau daug iškėlė. Ir dar ne visi. Gerai, nebebijos šunų, o nei moisdavo tegu bėjai viskas. Bliam, kaip išsigundau. Būt norėjom būt užpaulinį jaučiau. Bet šiaip kaip įdomi, kad į oro balioną nikur neišskrenda. A ne čia povėjt tiesiog varinėjo po ton miestą. Aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal. Ir nei viens kažkur toliau dar neišskrenda. Nu, trauklaip, ateik, nusifotkinam. Taigi pasidarom na traukėlį. Išėjau biškį pasivaikščioti. Čia per tus vynogynus kaip vaikščiai, bet kiek gerai atrodo. Šiaip daugum žmonių tai ten matau žiūr. Ten autobusas netgi ir suvažiavėm pažiūrėti. Nu jo, turbūt iš viešbučio atvež žmonės kitus. Bet panašu, kad ten tie balionai ir leidas. Realiai ten kažkur pakiln, čia pro miestą praskrenda. Nu bet jo, jeigu ne čia ant vietos gali išsilaikyti apie 40 minučių, kokią pusvalandos, tai ten ir nusileid čia iš karto. Svarbu to viso grupė pabūti su visas. Bet šitą dabar, kaip saulį pakel, matos oro balionų tos vėsos spalvos, tai iškart gražiau atrodo. Kaip pasako. Nu, vis dėlto pasiteisė montas pasilikėms čia per naktį. Nenuėjo veltui. Bet būtų veltau nuėjant, jeigu aš nebūčiau ryte atsikėlis. Aš tiesiog gullovą gerdu. Toks gars, nes visi veidų metų pradėjai peldytais tos balionus. Tai jo, jeigu ryte šiandien būčiau atsibodęs, kokią 8 ryte atsibundi ir galvoju, nu kaušas būčiau buvęs. Čia eidams gali ir vynuogių pasidžiauti porą. Porą pasigauti vynuogių. Žodžiu, ane ten skrenda. Nes ten paskiau toliau dar vien buvo pakilėjama aikštelė, tai tai vien praskrenda, kiti praskrenda. Dabar ir jau 7 ryt. Jau čia realiai 2 valandas kapaniai. Varinėje pirmin atgal. O čia pasirodo, prie mano mopėdų ir arbūzą auga. Mažas arbūzėlis. Dar nevalgoms. Nu, ko ant to trauklapį. Kap tu čia viens pats. Kimarina, nebuvo liūdna. Nejaučiu. Ai, tu čia turėjo įkom pažiūrėti irgi. O aš čia pusryčiams taigi mėlynių turiu. Pusryčiams mėlynukės. Reikėtų kažkur nuvaryti, pavalgyti, gal reikčiau užlėpti ant to kokį namoką galvoju. Biškį mėlynių sauja, reikės važiuoti 7 rytą. Šiandien jau reikia pradėti daryti kilometrus. Pradėti daryti kilometrus.
Tai dabar reikia tiesiog nueiti, išsivalyti mėlynus dantis, susikrauti palapkį ir važiuoti. Iš tikrųjų, užteko vakar vienos dainos, kad jie ramiai pakimarinti. Ir viskas, vėl noriu lėkti be sustojėjimą. Taip šitą. Norėčiau ryti taip, kad šunis iškiš galvą per longą. Taip dar. Taip, žinai, noriu lėkti. Valyki dantukus 3 kartus per dieną ir taip per daug nebus. Gyvenom ir dasigyvenom iki dienos momento. Užsivesiam ar ne užsivesiam? Štai kur klausimas. Ir 1, ir 2, ir 3 paglostom. Jeigu gerą užsivet, žinot, ko reikia padaryti? Pašokt, sirtaki. Jokauju, nereikia nieko šokti. Važiavam. Ai, tarp kitko, žinokit, man reikia jūsų pagalbos. Jūs esat monri pasijaukti iš monis, kad šūdus valgau. O tai ko reikia valgyti? Ko reikia valgyti, kad nereikėtų gamintis? Kad galėčiau taip nusipirkti ir kad reikėtų panaudoti tik tapelį ir šakutį. Ko reikia valgyti? Pas monis žodinį ir tik ta tunas, šokoladas, dauna pa užpakaliu. Viskas. Nu tai ko, lekam į trasą. Pasielgau kilometrų. Šiandien būtų labai gera nuvažiuoti apie 200. 200 geriau nereik, bet kokį 100, bet kokį 108 būtų nebloga. O tai jo čia negali išvažiuoti, kodėl jūs čia važiuojate? Aš manau, kad aš išvažiaus. Pasikėdenkim plaukus. O, koks smagus žvirkeliuks. Oi, vos nepakilau. Nu, vo, karts būni taip. Karts jie būn, žinai, važiuoju ir, nu, tipo, nepasisė kartas nuvirst. Oi. Au. Čia gal minimaliai alkūnį ir suskaudėjo. Jeigu sninga bananais, žinokit vaikai, tai tirpo koledai. Au. Šiepčiuką ir sveiks, atrodo, turėčiau būti. Įkritau į ravą kažkokį. Čia iš to parlėkiau. Turėjau normalią šią visko išlaužti posūkį. Vrrt, į čia nuslydo, atspamt. O nu čia jau pradėjau čiuožti. Turim trauklapį ant žemės. Oi.
Net balną pamečiau savo. Un trečią bėgiaus dar. Oi, veidrodėlis. Samoškai gal ir ne pizda, bet veidrodėliui tai pizė jau. O, buvo gegutės skrydis gers. Blemba, čia tai prasišoviau, valkų nebloga. Bet ger, šiaip iš tikrųjų, tiem nemeluojant visai patiek. Visai prigals. Šiaip jaučiu pirmą kartą ir nukritau. Nu, su trauklaip tai tikrai ką pirmą. Šiaip gal leis sunkiau kažkada nuverti, bet... Jo, paparė. Nu, nieko, kol. Reikia gal biškai sustoti, apsiplausėme ranką. Šiaip mopėdavo tai kaip ir niek, man atrodo, neatsitiek. Ganėtina saugė, nučiuožiau. Ganėtina saugė, čia un šuon tiesiog pavirtau. Ei. Na, viskas normaliai tai. Biškai galvoj sustos, reik nusiplauti, nes taip jau čia esu apsibobėjęs. Žiūrėk, čia davalydams duonis irgi nusibobinau. 100 rankų, 100 kojų. Jis dainuoja mums smagiai. Na. Oi. Bet, kaip iš tikrųjų gera, kad nusijungiau. Nu, tipo. Įdomu patirtis ganėtina. Ai, nu ir tas veidrodėlis kažką be ryšiaus atsisoka, kas anam čia buvo. Reikia biškai paveršti jau čia. Nu gerai, nėra taip, kad visiškai neskaudėt, biškai minimalė skaud, bet kaip sakant, trasa dar nebaigta. Kaip sakant, tas safaris dar nebaigts. Ir nebaigtų reikalų. Oi. Būtų jaukinga, jeigu dar sėk nusijobinčiau. O tai juoktųsi visa šeima, man atrodo jau. Ai, baigės jau. Gal reikia pakartoti iš naujo. Nors dar ir čia variant visokių šitą. Tu jau paparė. Va, jeigu į tu iki kristum jau nebūt labai smagu jaučia. Gali ir pradingti krėtis. Ai, čia man čiuož padong, aš galvoju, kad nestabli. O aš čia čiuožu tiesiog ant tos smėliaus. Nu ko, mes vėl kelyje. Gioreme, viso buvo malonu. Atsikratom šiukšlių. Senelė mūsų jauna. Čia prieš eismų saudėt.
Normale. Normale. Žinot, ko dar pastebėjau, dabar taip sustojau, suku vairą. Žiūrėk, dabar taip sustojau, suku vairą, bet žiūriu, kad rats nesisuk. Vairs viens pats sukinėjas. Wow. Unta. Rats veitos to, bet vairs sukinėjas. Čia jaučino skrydžiaus muniai. Jo paparė. Kaip gerai, kad sustojau iš tikrųjų. Galvoju, sustojęs pasižiūrės, kur važiuot, kiek kurą tur. Dabar reikia pradėti važiuoti, žiūr, kad čia balalaika visiška. Bimbala, 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 babimba, bimbala, 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 baba. Į kontusą, ką? Kas čia atsitiek? Kažkas atsiveržė. Nu, bliam, labai tikiuosi, kad nenulūža nieks. Kodėl tu taip elgiesi, bičiuli? Bet čia stipriai, labai stipriai, labai stipriai tu čia judi. Kolega mielas. Oi, kas tau čia, kur tu čia tu? Nuperton vietų, matau, kad tragiškai jėdė. Čia šitą visišką atsisok varštas. Nu, varš sukinės, bet čia nebus tik da biškai išlūžė ant mane. Nes kažkoks labai didelis tarps atrodo. Gal ir ne, gal ir ne. Nu, turėtų laikyti, atrodo. Liktai laikos. O žaizdas, ką prie gydyti? Sutrauklupė, ne? Gal užtrauks? Nu ko, kaip ir visi kiti varštą atrodo veito. O dabar mes, kur važiuojam, tai tiesiog važiuojam link Erzurum. Važiuojam link to miesteliaus. Važiuojam link to miestą, kur aš turėčiau gauti Irano vizą. Tai viza vis dar nepatvirtinta. Nors čia prašo, kad per 5 dienas turėtų patvirtinti. Šiandien kaip tik yra 5 darbo diena. Katra ein, tai gal po šiandienas rytoj turėsim kažkokių žinių. Bliam, kreivą vairą prisisukau, bišk taip, neįtom pasirodo. Na, bet nesvarbu. Tai jau, iki to Erzurumą, tai čia toliai ir 700 km. Tai tiesiog judam į tom pos. Šiaip kon tik degalėn pravažiavau, galėjau sustoti, aišku, užsipilti. Na, niek. Pasistumsiam. Nu, man atrodo, kad laikas degalams 260 nuvažiavau jau. 200. Ne šiandien, bet subak. Bet čia ir tokį benziną kažkaip nerodo kainų jokių. Ir liktai. Yes. No? No. Ah, okay.
Ne to ar benzinu. Benzin no. Benzin no. Tarp kitko, benzins turkiško ir benzin. Benzin no. Dabar varom kažkur kitur, kur galėtų būti benzin. Yes. Turim kietą degalinį. Bandom laimį čia. Sanpet. Kainų nėra, jau nepatink. Tik ta dujas, nublemba. Jau antro degalinė išėlės netor degalų. Kas čia per nesąmonė? Tarp kitko lietuvė žait suserbas dabar. 2017 pirms kelinys. Bet aš negal žiūrėti, nerodo niką. Tai tenks tiesiog rezultatą stebėti. Nu, bet sakon. Nu, trečia degalinė. Gal čia kas nors įpils mums kuro, prašau, maldauju. Ne, aš nesuprantu. Tik dujus. Tai čia ne degalinė, o dujinė. Dujinį, karoči. Atvažiavau į dujinį. Trečią dujinį iš eilės. Jo, papa. Negera, nu negera. Jau 280 kilų nuvažiavau. Da 20 kilų ir kaput. Peržegnojam. Šventas Petrai. Nu, kon ketvirtą degalinį. Gal čia turės degalų. Ką būt prikols degalinė? Savo būtų degalų. Prisipelčiau pelnų bakai jaučiu. Ne kadarlık abi? Sorry. Full? Full. Yes, full. Oh! No, it's more than full. Bırak. Çekil abi. Azerbaycan? Me? Memleket? Where are you from? From Lithuania. Lithuania. Yes. Good. Thank you. Žinot, kiek įsipyliau? 6,3 litro. Aš tai gyvenim dar nebuvau įsipylis. 6,3 litro. Wow. Nuvažiavom 290 km. Nu čia visiškai jau buvau. Dugnai. Mum paėm pistolet. Neįkieš, įpradėjai bėgti, jau paspaudinai buvo iki šiandien. Čia jum baktė. Sakau, now it's more than full. O kurs kainaun euros 30. Fu, smirdavo visas baks benzinų. Gerai, kad nugaraun greitą. Šiaip dar čia įdomia Turkijos degalinės, kada ne prieš pildami degalus, ten į pompą vis laik tor įvesti transport priemonės numerius. Tai dabar anei matė, kad pas mane užrašyta LT ir da monis klaus, ar aš esu iš Azerbaidžano. Nu, kad LT Azerbaidžans. Jo, paparė. Amigo, kakoj Azerbaidžan? Litvanija. Litvanija. Jo, seniau sakydavau from Lithuania, bet kad čia nieks nežentus Lithuanijos. O turkiška Lietuva Litvanija.
Porą bomšpakių būtinai. Atvažiavau čia į savo veitėlį. Čia pasirodo kažkokį užtvanką, tokį pusiau saugomą. Nežinau, ženklų pridėt. Pavojinga veita žvejojimo, eik šalin. Nuskendėjimo, gali pavojus nuskesti. Šiaip veita taip beleka graži. Šiaip ir viens kits žvejys. Šiaip turbūt jau matėte, kad aš esu burtininkas. Aš moku visokių burtų. Pavyzdžiui, galiu palapėnį iš belė kokį šūdą pastatyti, jau turbūt matėt. Šitą, pavyzdžiui, kas čia šuniais šūdas jaučiu. Žiūrėkit, aš šuniais šūdą išmetu, sprakteliu pirštais ir palapėnį pasistatą. Prašom užeiti. Tai buvau parduotuvėje, išleidau 7 eurus. Nu, parodyk, ko nusipirka. O, bomšpakana, sulčių litrą, duntų šepetėlį naują, rytojo pusryčiams kefiriksas, dar vienas kefiriksas, Ülkeriaus šokoladą, nu, sausainių aišku. Čia kažkoks tokį piragą, nu, tipo ale piragas, manau, čia bus. Kažkas saldaus. Ir šiandien dar vakarienė kiimali mantį. Na, čia tokiai turkiški kolduniuką. Tai šiandien produktyv dėjau, tikra. Beveik 200 km nuvažiuot. Liuks. Tarp kitko, nuo paskutinių tepalų keitėjimą nuvažiavau 2000 km. Tai šiandien nusimat tepalų keitėjams. Bet nelaba turiu kur išleisti tepalų, netur tuščios taros. Bet Turkijos šiek nėra bėda, man atrodo, rasti. Pavyzdžiui, o čia mes išleisam tepalus. Tai gal Mona Mantį išvers, manau, galim išleisti tus tepalus. Trauklapėnis, peršinis, minimalė nukentėjai. Bet viskas gera. Čia dar turiu tokį škurlį irgi, kur grandienį karts nuvalau, tai pasitisiau ant žemės. Gera, ką pateisiau, nes biški išbėga. Šiaip čia prieid syk tom, kur pyliau. Lygia 0,5 išpyliau. Lygia 0,5 ir te telp. Tai toks avėjins 2 kartam užtenka. Vo. O čia dabar tu jau pakorsiam ugnį. Degam. Šiaip visai miela ta monsto veikla čia gavos. Čia matau laiks mančius verti. Laiks mančius dėti jau įvėdu. Bet reik maišyti iš kartą, ką neprisviltų. Su jautiena čia bus, 10 minutyčių pavirė, galim valgyti, man atrodo. Skanaus valgantiems. Šiaip pagalvojus, kad visišką be grėtins beveik padažą ir be druskos. Tai labai skane. Labai gardu. Ravijoliai suvalgyti. Tepalas, man atrodo, irgi jau išlašėjai. Galim užsukti. O
kodėl trauklapinių pirštinių neužsidėjau? Kas pasakys? Super. Super. O dabar bereik supilti tepaliuzą. Keturačiaus tepaliuzą. Super. Toks švars net nelaba matos kiek ir. Bet vienu žodžiu ledas. Grandienį iš tikrųjų bandys rytoj sustoti kažkur reik nuplauti piškį. Ir nuvalyti dabar. Nešvari ir tokį. Net nelaba nori tepti. Iš tikrųjų jinai molina, bolina. Ir žvirauta. Ir reik biškį sustoti į plovyklą. Biškį prapūsti atsargiai. Išdžiovinti ir tada sutepti. Aš tikrai čia kažką nesinatepiau, bet nenufilmavau. O štai čia ir mūsų atrabotkė. Čia bus rytojau. Tai jo, o dabar, kolegos, jums leidus, aš sėdu prie kompa, nes reikia padirbėti. Tai mūsų šiandien 32 dieną taip ir pasibaigė. Atvažiavom į Šarkišą miestelį. Išvės esam nuvažiavę 4540 berods. Jo, dabar ir jau 11 val. Vakar. Baigiau editinti vidosiką ir einu miegoti. O mes susitiksam už 2 dienų. Iki.